Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas, čia Susispėtimai, toksai pokalbiai apie nepaprastai paprastus dalykus, kuriuos galite girdėti, matyti, klausyti, klausant žiūrėti, žiūrint klausyti, kartą per mėnesį ten, kur jums patinka rasti audiovizualinį turinį, ar tai būtų YouTube'as, ar tai būtų Spotify, Apple podcastai, ar netgi ir Facebook'e yra. Tai bet kuriuo atveju tai yra pokalbiai filosofinė ir psichologinių tarsi aspektais į dalykus, kurie mums įdomus. Mums tai yra šitiems trims čia surinkusiems žmonėm, iš kurių jums jau gerai pažįstamas filosofas Rasius Maksalis. Sveiki. Ir nemažiau gerai pažįstamas psichologas Viktoras Keturakis. Sveiki, labas. Va. Ir šiandien mes turime temą, kurią vienareikšmiai pristatys kolega Rasius Maksalis, bet mes ją bandėme įvardinti tokiu būdu. Kas yra triksteris ir ką jis daro su mumis? Tikiu, kad bent jau sužinot, kas yra triksteris, jau privers jūs šiek tiek pabūti ilgiau su mumis. Tai pradėkime nuo to. Rasiau, kas yra triksteris? Taip, tokia gal šiek tiek netikėta tema, bet iš kitos pusės ir logiška. Mes praėjusį kartą kalbėjom apie simbolius ir čia tokia literatūrinė, mitologinė plotmė labai patogiai atsiveria. O iš kitos pusės mes dažnai susidurdavom su tokiom filosofiniam ir psichologiniam situacijom, kuomet mes jaučiamės tarsi esantis kažkaip tai patekę į tam tikrus savo asmenybės rėmus arba savo, sakykime, to pasaulio, savo susikurtos tos prasmingos tikrovės rėmus ir jaučiam diskomfortą kažkaip iš tos erdvės išmušti. Tai triksteris yra būtent tas, jeigu labai glaustai nepretenduojant į apibrėžimus, kuris mus išmuša iš kažkokių tai rėmų ir nusistovėjusios mums įprastos pasaulio tvarkos galbūt. Ir tada prasideda jau sudėtingumas, nes jeigu tu nori taip išsamiau, tiksliau apibrėžti, kas tai yra, tada susiduri su tokiu, aš spėjau, kad čia jau vėlgi jau prasideda tokie psichologiniai momentai. Mums net nelabai patogu galvoti apie tai, kas yra triksteris. Mums sunku surasti tinkamus žodžius. Lietuvių kalboje, pavyzdžiui, tas žodis labai sunkiai verčiamas, mes paprastai neverčiam. Tai yra anglų kalbos žodis, kuris susijęs su žodžiu trik, tai yra kažkoks triukas. Tai tas, kas daro triukus, bet triukas lietuviškai kai kas kitka yra, ne visai tas. Triukas galbūt daugiau siejama su, sakykime, koks nors, nežinau, iliuzionistas, fokusininkas, kuris daro. Mes ateiname į kažkokią tai jau iš anksto sukultūrintą erdvę, kur mes žaidžiame, mes tas ribas tarsi žaismingais įsivardėjame ir jas suspenduojame ir laikinai tikime, kad mus apgaus, bet tai bus malonu, faina, bet tai yra vis tiek labai saugu ir aišku. Ir tą, kaip sakant, suspenduojame tą netikėjimą, kad čia, reiškia, viskas yra kažkaip tai suplanuota ir apgaunamus, bet vis tiek, reiškia, paskui tikimės, kad arba kažkaip patys suprasim, kaip tai įvyko, ar kažkas mums atskleis, nors tai sugriauna visą tą iliuziją. Ir tokia žaismė. Tai šitose ribose mes jaučiamės gan saugiai ir patogiai, tas, reiškia, triuko savoka mūsų neprovokuoja, bet triksteris yra kita pusė šito, reiškia, triukų kūrimo proceso. Tai yra būtent tas momentas, kada mes išeiname iš tokių saugių ribų, bet taip gan ryžtingai išeina. Ir, kaip pavyzdys, galbūt toks ko gero mums žinomiausias triksteris, tai yra šita germanų dievybė Lokis, dievas Lokis. Dabar yra, tavęs jau ir mūsų kultūros herojumi yra serialas ilgas, žodžiu, ir Marvelą visatoje ten įsivaizduoja, jis ganėtinai tiksliai atkurtas tenai. Tai yra toks dievas, kuris apgaudinėja, reiškia, spendžia spąstus, naudoja klastą tam tikriems tikslams ir jisai toks labai ambivalentiškas, jisai iš esmės kaip ir blogas savo charakteriu, daro daug blogo, bet iš kitos pusės ir gerų dalykų padaro. Ir tarsi mitologijos kontekste jisai vis tiek išlieka tam pasaulyje tokiam, jis turi savo rolę, tarsi savo funkciją. Tarsi norisi pasakyti, kad taip, jisai yra toks, jis provokuoja, jisai pradeda daug istorijų, ką daro triksteriai, jie išmušdami iš rėmų, reiškia, pradeda vystytis kažkokiam tai siužeto
kažkokia tai siužeto linija ir tada mums darosi įdomu, jis mus įtraukia tokiu būdu. Tarsi mitologijoje tai yra saugus rėmai, bet niuansas toks, kad jisai išprovokuoja apokalipsę, Ragnaroką. Reiškia, jisai tokiu būdu išprovokuoja visą tą dieviškos ir žmogiškos pasaulio griūtį, bet nors tą dievai irgi žino, bet tame dalyvauja, kažkaip vėlgi ta simbolinė pasaulio riba atsikuria tuo metu, kai tu supranti, kad tai irgi yra, ir tas reiškia, ir ta apokalipsė, tas Ragnarokas irgi yra, atitinka tos mitologijos logiką, taip kad tas Lokis galų gale to viso pasaulio kaip ir neperžengia. Bet išlieka ta tokia intriga, tas neaiškumas. Ar mus visiškai tas triksteris išmes į tokią erdvę, kur mes jau nebesugebėsim atkurti prasmingo vaizdo. Tokiu būdu jis atstovauja tą tokio grynojo blogio šitą personažą. Tai mitologijoje tai ko gero galbūt tinkamiausiai atspindėtų šito egiptiečių setas. Tai yra ta chaosą atspindinti, griaunanti būtybė, kuri irgi atlieka šitus triksterio elementus, bet mitologija jisai balansuoja ant to, reiškia, ar čia, reiškia, mes visiškai sugriūsim, ar čia kosmosas bus atkurtas. Ir aišku, cikliškai kosmosas yra atkuriamas. Tai reiškia, Oziris žūsta, paskui jis yra, reiškia, vėlgi reintegruojamas ir tada gamtos ciklas tęsiasi. Bet jau setas jis neturi to tokio kaip čia pasakyti, tokio humoristinio, tokio įtraukiančio, tokio meniško, tokio erotinio elemento šitoje vietoje nėra. Tai nėra kiti elementai, kitaip pasireiškintis, bet jisai tarsi tokia rimta dievybė. Pavyzdžiui, kitas mitologinis personažas, kurį jau galeriją tai ir užbaigsiu pavyzdžiais, tai yra Hermis graikų, kuriame yra labai daug žaismės ir jinai yra labai labai subtiliai yra pateikima. Ir tada pradedi galvoti, kad yra tam tikra amplitudė, nuo to tokio visiškai greunančio ir taip prievarta visą pasaulį atidarančio tiesiog, reiškia, triksterio, kuris tokiu kosminę galę turi, ir to, kuris atlikdamas mažesnę funkciją, jisai tampa tarsi tokiu simboliu paties žmogaus, nes žmogus irgi yra tas, kuris simboliškai nuolat yra priverstas lauždyti savo pasaulį ir tikrovę. Tai Hermis, man atrodo, labai gerai tą simbolizuoja, nes yra toks homerinis himnas, skirtas Hermiui, parašytas keletą amžių prieš Kristų, prieš mūsų erą. Tai senas antikinis tikrai dar iki helenistinės šitos epochos tekstas, kuomet aprašomas Hermio gimimas, kaip jisai gimsta, jisai tampa paskutiniuoju iš 12 olimpiečių dievų ir jam tam, kad jis galėtų pakliūti į tą panteoną, jam reikia kažkaip tai sudominti, kažkaip tai tą pasaulį atidaryti ir ten slapta ar kažkaip tai reiškia kažką prikombinuoti, kažkaip pakliūti. Ir jis iš karto supranta, kad jis tai turi daryti. Tai jis sugalvoja, kad jis padarys tokį triuką, jis pavagia dievo šito Apolono karves, šitą galvijų bandą pavagia, ten labai gudriai, ten atbulai pripėduoja, žodžiu, ten sumėto tas pėdas, visą kitą. Bet prieš tai, kas yra įdomu, jisai pasigamina lyrą, šitą tokią gitarą lyrą, tokia kombinuotas kažkoks instrumentas iš vėžlio. Ir jisai jau yra iš anksto sugalvojęs, kada jisai tai daro ką tik gimęs. Tai jis pavogė tas jaučius, du galvijus paaukoja, tokiu būdu pradeda naują aukojimo ritualą, jis išmoko žmonės tą kaip Prometėjas beveik, bet tada jisai atsigula į lopšį atgal, nes jis žino, kad tai bus. Ir tada Apolonas sėdė, kur mano jaučiai, kur mano karvės? Hermis sako, ką tu, sako, kvaila, žiūrėk, aš kūdikius galiu, kaip aš tavo jaučius galiu pavaroti, kad aš savo galvoju. Ir tada jisai iš viso, reiškia, juda ten lopšį kažkaip tai ir bejudėdamas jisai pagadina orą, graikai taip rašo, reiškia. Ir pats autorius, kuris rašo, sako, jis tai padaro taip, tarsi duotų kažkokį pranašišką ženklą. O tai yra visiškai ironija, nes Apolonas kaip tik yra, reiškia, šito pranašiščių dievas ir yra labai rimtas pranašiščių pagrindinis. Tai reiškia, jo orakulas yra pagrindinis Graikijoje Dzeuso valios skelbėjas, o Hermis žaidžia. Jau Apolonas suklunta, kažkas čia ne taip. Tada jisai Hermis padainuoja ir sako, Apolonas susižavė, nes Apolonas irgi yra muzikos dievas. Apolonas gimęs, kitam himne iš karto sako, man reikia lanko ir lyros, nes jis yra muzikos ir tolio šaudės, reiškia, šitas dievas. Tai jisai taip susižavė to Hermio dainavimo, kad Hermis jį paperka. Jis sako, gerai, va, čia aš tau padariau. Sako, pasimk tos jaučius.
viskas gerai. Bet prieš tai dar jie pakliūna pas Dzeusą ir visą tą istoriją papasako Dzeusui. Dzeusas taip žiūri, pradėjo juoktis, sako, nu žinai, tu čia sunelį gerai, tu čia prasukai. Ir tokiu būdu jis pakliūva į narių to, reiškia, olimpiečių ratą ir tampa to, reiškia, tokio plano dievo šito Dzeuso žinių nešėjų, jisai labai greitai juda tarp pasaulių, psichopompo funkciją atlieka, reiškia, ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, Hermis, jisai žaismingai tas, kuris iš anksto žino, kas bus, jisai nuspėja 1 žingsniu, 2 žingsniais į priekį ir vis tiek jis išmuždamas tos graikus, tą Apoloną iš to pasaulio, reiškia, suardydamas tą tvarką, jis ją vis tiek kažkaip kontroliuoja prasmingai, jis turi tikslą iš anksto anonsuotą. Jis visą tai daro tam, kad įsiteikt, kad reiškia, kad papirkti tą pagrindinį dievą, kad jo nenutrenktų kažkur, bet priimtų, žodžiu, jis tokiu būdu integruojasi. Tai va šitas toks labai jautrus, būdingas graikams, toks ironijos judesys, jis labai kontrastuoja man ir su Egipto, ir su skandinavų šiuo atveju Lokio įvaizdžiu, bet jisai daugiau leidžiam paklausti mūsų pačių, pavyzdžiui. Kaip dabar mes reaguojame į tas situacijas, kuomet patiriam iššūkį, tarsi iš išorės, sakykime, kuomet mes esam ieškoti, pakliūmai kažkokią tai tokią nežinę, sakykime, prasideda naujas kelias. Hermis mums atveria naują kelią, kur mes nesam buvę, kur yra tik kažkokie tai orientyrai pažymėti. Ir jisai yra būtent tas vedlys, kuris gali mus ir pervest per kažkokius nustatytus iš anksto riboženklius į kažkokias tai naujas erdves ir taip toliau. Tai ar mes turim tą, reiškia, triksterio viena vertus pagavą, reiškia, kad mes esam išmušti, bet mes žinom, kad čia taip būdinga mums, būdinga pasauliui, kad mes čia galim tikėtis kažkokių tai ženklų, kažkokių tai simbolių, grįžtant prie ankstesnės temos, kad mes nepaklysim, kad reiškia, yra kažkas, kas mus ves toliau. Ar nepasiduodam tokiam, jau, sakykime, tam, reiškia, tokiai chaoso baimė, kad viskas ir nebebus jokių orientyrų ir taip toliau. Ir šiuo atveju vėlgi čia tik tais paraštei minėjau pradžioje prieš jungiantis, kad yra visa šito Karlo Gustavo Jungo teorija apie triksterį, kaip, reiškia, tą tokį fenomeną, kuris tarsi tarpininkauja tarp žmogaus ego ir jo šešėlio. Reiškia, jisai visada yra tas, kuris viena vertus tarpininkaudamas pasako, kad yra prasminga ir tikslinga neneigiant, nesugriaunant tos tamsios pusės, nekovojant su ją, vis dėlto ją pripažinti ir kažkokiu tai būdu įeiti į santykį su ją. Tai čia yra tas darbas, kuris reikalingas prieš integruojant tas, reiškia, pasąmoninės sielos dalis. Kita vertus, Jungui tas reiškia, triksteris tai yra ir jau kolektyvinės pasąmonės fenomenas. Yra ne tik tais mano asmeninės kažkokios tai sielos tamsioji, ta tokia šešėlio pusė, bet tai yra kolektyvinės pasąmonės dalis. Reiškia, mes atpažįstam kažkokius tai kultūrinius ženklus, kultūrinius simbolius ir jais galime taip pat matuoti save. Galbūt tai ir atsitiko, kad aš skaitydamas apie Hermį pajutau, kad per tą ironiją, bet per tą pačią idėją peržengimo šitų ribų, vis dėlto kodėl mums, turiu omeny mūsų kultūros lietuviams, pavyzdžiui, taip yra svarbu tverti apsitvėrus, ar ne, turėti savo ribas ir tas triksteriškumas kažkaip visada tarsi yra visiškai kultūriškai svetimas arba jisai nepripažįstamas. Tai pabaigai pasakysiu, kad lietuvių kontekste kalbama apie perkūno ir velnio poziciją. Tai velnės šiuo atveju yra tas triksteris, kuris yra toks, kurį perkūnas nuolat medžioja ir jis tai kažkaip tai prigriebia. Bet mes labai greitai kažkaip tai, nežinau, stovim perkūno pusėje šitoje situacijoje ir taip toliau, kad mums čia vis dėlto kažkaip to velnio nelabai reikia, nebent kažkaip gražiam musicale paklausyti, kaip jis gražiai dainuoja. Tai aš kaip klausimų ir nepaliksiu, bet manau, kad čia įdomu, pats tas fenomenas labai kultūriškai įdomus, tai susijęs su to, ką kalbėjom anksčiau. Klausimas man būtų tas santykio, mūsų pačių santykių su tom ribom ir ar reikia čia atpažinti kažką kaip triksterį ir kaip tada reaguoti, kai mes jau jį atpažįstam, kaip jį įsisąmoninti ir ar galima turėti kokį prasmingą tokį santykį su to pačiu tokiu psichiniu fenomenu. Viktorai, kaip ten su triksteriais psichologijai? Jo, man įdomu buvo pačiam paklausyti, aš kaip ir sakiau pradžioje, aš neturiu daug žinių, tai aš sau leisiu, tiesiog taip asocijuoti, bet man atrodo, čia su šešėlio ir tamsos pusė yra dalis. Mano manimu yra individuali dalis ir yra socialinė dalis.
Tai iš tiesų individuali, socialinė dalis tai yra mes gyvenam tvarkoj ir chaosas didelė dalim mum yra nepriimtinas. Tiesa, iš rytų ateinanti chaoso banga, jinai visą laiką šalia. Kitais žodžiais tariant, kad tvarkos nėra, kad tvarką nustato ne taisyklės, o kokie nors asmenų, galia asmenų. Bet pas mus lietuviškoje sąmonėje aš sutinku, kad pas mus labai stiprus yra atskėlimas yra geriečiai ir blogiečiai. Ir tas idealizavimo santykis, kai mes tikim, kad yra teisingi žmonės, politikai, nežinau, vadai, yra neteisingi. Ir po kurio laiko tie teisingi irgi yra nurašomi kaip neteisingi ir ieškoma naujų. Ir čia šitas kelias mus toli, arti neatvedė. Ta prasme, kad mes vis tiek turim visi politikai blogi. Ir va ta triksterio mintis, kad tame blogyje, kabutėse sakau, tame griovime ar chaose, yra dalis realybės, kad tos taisyklės nustatytos yra sąlyginės, kažkas jas griauna ir kažkas tą gali daryti su lengvumu, pavadinkim taip. Ta istorija, reiškia, mitologinė istorija į Hermę, su daina ir dainavimu tu užbūri. Ir čia yra, mano manimu, mūsų rate yra labai sunku priimti ir tada man savo darbė yra sunku žmonėm priimti savo šešėlį, savo blogą poelgį, savo neigiamą, tas teisimo sprendimas, jisai palengvina, kažkaip gyvenimą, bet supaprastina realybę. Man atrodo, tai, ką aš klausydamas tikriausiai norisi paimti, kad realybė nėra tokia juoda balta. Joje yra taip, triksteris sugriauna taisyklės, bet kas tas taisyklės nustatė? Tokie triksteriai prieš tai, kurie buvo ir kažkas paėmė valdžią ir nustatė. Tai atėjo kitas ir, aš nežinau, kaip, nesu informuotas apie graikų mitologiją, bet kaip Dzeusas ar kiti paėmė galią, kažkas pasiėmė, tai ateina, Kaip tikras triksteris jis tą padarė. Tai ateina Hermis ir sako, čia dabar bus kitaip. Tai man atrodo, šita tema jinai gali atpalaiduoti nuo smerkimo link smalsumo. Taip pasmerkti mes galim, bet mes nesam visi teisėjai. Ir ypatingai savo dalies žiūrėti, kaip čia yra, kad aš kažko nesilaikau taisyklių ir aš galiu tą daryti lengvai arba kokį tikslą aš siekiu. Ar aš noriu įskaudinti, ar aš noriu įsibrauti į dievų tarpą, ko aš noriu, laužydamas tas taisyklės. Kaip sakyti. O Jungo mintis apie tai, kad tai susisieja žmogui turėti santykį su savo šešėliu, mano manimu, labai įdomi mintis su to, kad mes visi turim savo šešėlį. Žmogus turi kažkokią prigimties dalį, kažkokius impulsus, kažkokius veiksmus, ne pagal taisyklės. Ir kaip mes su to gyvenam. Tai aš taip suprantu, kad čia tokia, viena vertus labai įdomi tema, gili ir jinai labai nesunkiai gali būti supaprastinta. Arba viskas draudžiama, arba, jeigu pašnekam apie triksterį, tai dabar viskas leidžiama, kas irgi yra netiesa. Čia apie tai mes nešnekam. Taip. Aš galiu leisti savo biškį, kaip aš pajaučiau tą, ką jūs čia pasakojat. Ir Rasiau ir Viktorui ypatingai tas dalykas. Aš pagalvojau visai iš tos pusės. Aš pagalvojau apie grupę žmonių. Grupė žmonių kelionėje. Ir vienas iš jų elgėsi provokatyviai. Tai yra tiesiog, o varom čia, o neriam, o bėgam, o prikala batus kažkieno ten, reiškia, nežinau, prie kokios lentos, reiškia, kad tas nugriūtų, daro visus prankus visokius ten. Arba braunasi pas kokį nors nežinomą kaimietį į tvartą, kad kiaušinių pavogti. Bet kas atsitinka su likusiais žmonėmis? Ir būtent tas provokacija, kurią daro toksai triksteris, jeigu aš teisingai suprantu, tokį tarsi, reiškia, impersonalizacija konkrečiam žmoguje, nes tokių žmonių yra tekę sutikti ne vieną gyvenimą ir pačiam teko elgtis triksteriškai kartais. Bet kas atsitinka su kitais? Su kitais atsitinka tai, kad pasimato, kas jie yra. Iš tikrųjų. Turiu galvoje, kad kada triksteris išprovokuoja, sukuria nesaugią situaciją, savo elgseną, jisai iš esmės padeda, išprovokuoja pasimatymą, koks iš tiesų yra žmogus. Kažkas vienas buvo labai, reiškia, ramus, rimtas, solidus ir inteligentiškas žmogus, kuris staiga pradeda rėkti, daužytis ir tą gaudyti triksterį, kad jį prigauti, nes iš tiesų tiek daug baimės yra, kad jis išsiverčia į agresiją. Kažkas kitas, kuris, reiškia, galvoja, kad jis yra baisiai kietas, reiškia, jisai prisipasportavęs, apsiverkia. Kažkas pabėga, kažkas skambina policija. Aš turiu galvoje, reiškia, išlenda šešėlis.
Ir man atrodo, kad šitoje vietoje yra tai, kad jeigu aš teisingai supratau, pajutau tai, apie ką jūs kalbate, tai yra triksteris tarsi atlieka tam tikrą funkciją parodyti, kas tu esi iš tiesų, kas ne tai, kad iš tiesų, ta tavo šešėlinė pusė, kurią tu maskuoji savo visokiamis socialinėmis formomis arba funkcijomis arba prisimtais vaidmenimis. Gali tai būti, nežinau, rasiu tokia tarsi jis turi funkciją tas triksteris. Labai puikiai, tu čia pavaizdavai, man iš karto pradėjau matyti kokį nors holivudinį filmą. Kaip, reiškia, irgi tai yra toks ne visai senas siaubo filmas Cabin in the Wood, man atrodo, kur tai tradicinė situacija, paaugliai išeina į mišką, organizuoja ten vakarėlį ir tada prasideda visas tas iš to šešėlio, ten sukyla visos mitologinės būtybės, kokios tik įmanomas. Paskui paaiškėja, kad jas kaip tik organizuoja kažkokia tai slapta organizacija, visi pagyvenę žmonės, ten tokia biurokratija pačioje, reiškia, manipuliuoja kaip tos jaunuomenę tenais išgąsdinti ir aišku, vyksta lažybos, kas ten išgyvens ir taip toliau. Tai čia tokia moderni traktuotė, bet man atrodo, kas man įdomiau už šitą filmo paralelę, tai kad tu sakai funkcija, tai iš tikrųjų triksteris katalizuoja pasakojimą. Tame pasakojime visi pradeda vaidinti kažkokius personažus, kurie atitinka jų, aš ne dabar, kaip pasakai, pradėjau irgi abejoti, ar jų ego, ar jų šešėlio, o dar tiksliau tą ribą tarp jų ego ir šešėlio. Reiškia, kiekvieno ribos pasimato, bet kas yra įdomu, tokioje dinamikoje, kaip tu nupasakoji, kad tos ribos ir kiekvieno tas asmeninės ribos pasimato labiau iš šono, iš pradžių, arba iš to stebėtojo, skaitytojo, ne pozicijos, čia literatūrinis kūrinys labai patogiai tą atskleistų. Klausimas tik tai, ką pats žmogus daro tuo atveju. Ir ryškiausiai jos matosi, ko gero, būtent tol, kol tas žmogus nereflektuoja šitų ribų, o tiesiog elgiasi pagal savo tą, reiškia, konflikto situaciją tarp ego ir šešėlių, galbūt šitoje vietoje. Tai dar kita pusė yra, man kažkaip, kai pradėjai kalbėti, aš irgi pagalvojau, kad tas žmogus, kuris pradeda vaidintis tą triksterio rolę, galbūt jisai kaip tas Hermis, jam reikia kažkaip į tą kompaniją geriau integruotis. Jisai labai dažnai tą darbą daro tam, kad taptų pripažintas kaip kažkoks narys, galbūt iš tos stokos pripažinimo, gali būti ir taip, dažnai taip atsitinka. Labai dažnai žmonės tiesiog apsijuokia, jie nori kažką padaryti tokio ir jiems nepavyksta ir tada gaunasi labai keista, gal ir kitos ribos pasimato, kad tu norėtum būti, bet tu neturi tos galios peržengti visų kitų ribas, tu tik tai savo ribas gali peržengti ir parodyti, kad tu norėjai, reiškia, kažko daugiau negu tu gali ar sugebi. Tai va, čia irgi labai daug dalykų. Bet yra dar kitas dalykas, man atrodo, jeigu leisit dar trumpai grįšiu, bet tai tikrai nevarginsiu su tom antikiniam paraleliam. Pavyzdžiui, Apolonas, jisai simbolizuoja čia iš Nyčės dar interpretacijos formą. Apolonas simbolizuoja formos suvokimą. Jis turi tą epitetą toliašaudis, su lanku jis šaudo labai taikliai ir iš toli. Tai vad kaip mes matom šitą graikų šventyklą ant kalno kur nors, tai vad kaip jinai mums atrodo, tai yra tiesiog toks jutiminis formos suvokimas. Jinai statyta architektūriškai taip, kad jinai atrodytų taisyklingesnė, negu jinai yra iš tikrųjų, tapsime įvertinant perspektyvą, bet tu ją suvoki tame atstume visą, jinai ta forma ateina. Tai reiškia tos ribos, kurios labai aiškiai apibrėžia, kas tai yra. Tai kitas būtų pavyzdys, jeigu mes suvokiam kažkokį tai ten, reiškia, Parmenidų būtis yra tai, kas yra. Tai labai aiškios ribos šito suvokimo. Vadinant Pitagoro teoremą savo mintise, aišku, jeigu įrodom, tai mes matom viską labai aiškiai. Tai čia Apolonas. Tuo tarpu Hermis yra tas, kuris irgi yra ribos dievybė. Bet tos ribos pasirodo tik tai tada, kada tu judi, kada tu keliauji. Tai yra nužymėto kelio ribos, reiškia, ant sankryžų stulpeliai, reiškia, kuri rodo, kur kas yra ir taip toliau. Ir kada tu judi ir viskas atsiskleidžia tavo perspektyvai, tai tu visų pirma esi įtrauktas į tą judėjimo procesą ir tada tu gali peržengti tas ribas. Reiškia, tai yra visai kitas ribos suvokimas. Tai va, reiškia, tas pats būtų, jeigu, pavyzdžiui, Erosas, irgi daimonas toks graikų, irgi kada jisai pasirodo, irgi keičiasi viskas, pasikeičia ribos, norisi peržengti kažkas tai ribas ir taip toliau. Ir tai lygiai tas pats irgi motyvuoja istorijas, katalizuoja įvykius ir visą kitą. Tai čia prasme, jeigu mes save suvoktume kaip tos, reiškia, gyvenimo teatro personažus plus, reiškia, auditoriją, stebėtojus,
tai man atrodo, tas triksteris yra nuolatinė funkcija, jinai nuolat mus kažkur tai stumia, kažkur tai gena arba provokuoja, tas provokatorius yra irgi esminis momentas. Tai čia reaguojant į Sauliau, tavo tą manau, kad labai Viktorai, kas žmogaus gyvenime psichologiniu požiūriu yra provokatorius? Tas, kuris... Manipuliatorius. Tai yra, nes iš tiesų yra dvi būdai, yra iššaukti arba provokuoti. Tai yra katalizuoti arba provokuoti. Va taip, jeigu nelietuviškai naudoti. Ne? Katalizuotojas, tai jisai pribrandina pokytį arba veiksmą arba judesį. Provokatorius greitai keičia situaciją ir, kaip sakyti, jisai nori sukelti pokytį kitame arba situacijoje arba panašiai, turėdamas savo intencijas, matyt, bet jisai iš principo, kaip keičia situaciją ir tada provokacija yra, kaip sakyti, galios, ne monopolis, bet tai yra pasisavinama galia. Maždaug aš pasiimu situaciją ir aš ją vedu. Anksčiau jūs kažkas turėjot ir pagal taisyklės, o dabar aš ją sugriovau, tai dabar jūs pagal mano taisyklės veikia. Tai man atrodo, čia yra, ta dalis. Ir aš taip sakau, aš neatsisakau minties vis dėlto socialiniam lygiai, tai tikrai apie karo metaforą, labai aiškiai, kad karas ir chaoso laikotarpis istorijoje yra, man atrodo, Timothy Snyder apie tai šneka, kad istorija turi visą laiką ciklus. Gal ne jis vienas, čia yra istorinė duotybė, kad visuomenės negyvena visą laiką tvarkoje. Visą laiką tvarką keičia chaosas. Tvarką keičia chaosas, tai yra tam tikri ciklai. O žmogaus gyvenime, individualiam gyvenime, tai iš tiesų tas prisirišimas prie stabilumo, naratyvo, įpročio, iš tiesų jam reikalingas triksteris. Ir kažkuria prasme tai dažnai gali būti tas pats psichoterapeutas, tai gali būti dar kažkas, kas sako, pabandyk kitaip. O žmogus klausia, kodėl, kas bus? Nežinai, kas bus, pabandyk ir pamatysi. Tai ta mintis pabandyk ir pamatysi, daugelį žmonių skamba labai provokuojančiai, nes aš noriu žinoti ir šiais laikais gyvenam vis kuo stabiliau ir ramiau gyvenam, tuo užauga karta, kuri nori žinoti, ką aš padarysiu, koks bus rezultatas ir kas po to bus rezultatas. O mintis, kad pabandyk ir tada pažiūrėsiu, koks rezultatas, yra nepriimtina iš principo. Kaip aš galiu bandyti, nežinodamas, koks bus rezultatas? Kaip sakyti. Taip. Tai čia tas momentas. Jo, aš vėliau. Jeigu Jo. Viktorai dar norėjai ką nors pridėti. Jo, tai man atrodo, ta vertinimo dalis, man atrodo, čia yra labai įdomi, reiškia, triksterio kaip blogiečio ar triksterio kaip, provokatorius ir triksterio kaip mokytojo. Tokia dalis, kuri gali pamokyti. Ir tas ribos momentas, pajusti savo ribą, žinai, nes kai mes priprantam, mes nejaučiam ribų. Jeigu esi. Taip. Bet kai situacija pasikeičia, tas ribos patyrimas, jisai, dažnai žmonės lydi tai, kas vadinama, žinom ten tą komforto zoną ir iššūkio zoną. Visi žino, ne? Bet yra inkštimo zona. Tai inkštimo zona tai yra, kai supranti, kad komforto nebėra, o iššūkis jau ateina. Tai inkštimo zona žmonės labai įvairiai, aš tą, įvedu dar tą, ne mano mintis, bet čia yra labai didelė dalis, kaip žmonės reaguoja, kai supranta, kad juos traukia, provokuoja į kažką, kas jiem neįprasta. Ir jie tada arba pyksta, ir tada gali būti vertinimas, jisai blogas. Čia yra tipiškas, reiškia, padarimas triksterio blogiečių yra projekcija. Arba savim abejoja, arba verkia, arba rėkia, arba bėga. Tai, ką tu, Sauliau, pasakoji, pasirodo žmonės, tai yra, man iš principo yra inkštimo reakcijos. Nes po to, kai jau įvyksta iššūkis, žmonės jau turi gyventi, jau nėra kada veikti. Bet tame tarpe, kai supranti, kad taip, kaip buvo, jau nebebus, arba kurį laiką tu jau sušlapai ir jau sausas nebūsi, tai prasideda inkštimo reakcija. Čia labai gerai, kaip tik, aš apie tai norėjau ir paklausti. Nes čia gali taip suskambėti, kad mes irgi taip vienareikšmiškai bandome įžvelgti tą gerąją pusę triksterio, su pirma. Ir kad tik tais, kai dabar minėjai, Viktorai, kad asmens gyvenime ten yra tokie iššūkiai ir taip toliau. Bet aš pagalvojau, kad iš esmės tas triksteriškumas jis irgi neturi tokios aiškios ribos šitoje vietoje tarp blogio ir gėrio. Negali taip įrašyti, sakyti, taip, tau to reikia, tai reiškia, tai yra vienareikšmiškai labai geras dalykas būtų kažkaip tą triksterį susirasti arba pačiam tapti savo triksteriu. Nes, pavyzdžiui, jeigu trumpai pažiūrėtume, kas vyksta dabar pasaulyje, pavyzdžiui, Trumpas yra triksteris, bet problema yra ne tame, kad jisai greuna nusistovėjusią pasenusią tvarką, gal jis tą ir daro.
Problema ta, kad dauguma tiesiog nežino ir įtaria, kad jis nežino, ką daryti paskui, kad tai yra žingsnis ne į naują tvarką, bet į chaosą ir ta naujoji tvarka atsiras vėliau, sumokėjus labai didelę kainą, o galbūt ir per brangią kainą. Tai va čia atsiranda tokia įtampa. Tai aš manau, kad projektuojant atgal į žmogų, išlieka šita tokia dviprasmybė, kad taip, galbūt tas ateinantis ženklas iš išorės ir kviečia, ir reikėtų keistis, bet tu nežinai, kokia ta rizika iš tikrųjų yra. Ir vat kaip, gal čia vat kaip tik psichologas ar psichoterapeutas gali kažkaip padėti susigaudyti žmogui ir kažkaip iš anksto pasverti tas rizikas, o gal kažkas kitas, gal kaip tik kokie rašytojai ir filosofai galėtų kažkaip tai pamatyti tai kas užslėpta, reiškia, kas bus iki naujos tvarkos. Aš tai sakyčiau, nebūtinai jis turi žinoti, bet čia yra du dalykai, arba koks tikslas, siekis, arba koks motyvas, kas prieki ir kas iš pabaigos. Nu, ta prasme, kodėl aš tą darau. Tai jeigu aš suprantu savo motyvą, kad tai, kaip gyvenu, manęs netenkina, arba dalykai, kurie yra manęs, kaip sakyti, aš nykstu šitam gyvenime, tai triksteris yra laikysena, pabandyk kitokį gyvenimą, kaip būdą pasimatuoto, kaip norėtų. Nes žmogus sako, va taip kaip yra negerai, o kaip noriu nežinau. Tai yra dažna situacija. Nu, va, negali sugalvoti. Tai tada mintis pabandyk ir nuspręsi, kas tau tinka, tai tada žmogus galbūt neturi tikslo, arba jo tikslas yra paragauti kitokią situaciją tam, kad nuspręstų, ko jisai nori gyventi. Nu, bet, pavyzdžiui, aš noriu maudytis ar ne, nu, tai tu pabandyk vandenį. Ne, aš nežinau, aš noriu sugalvoti stovėdamas ant kranto, nesušlapdamas rankų ir kojų, suprasti, ar aš noriu lysti į vandenį ar ne. Tarsi nebūtų kelio atgal. Nu, tai vat, tik tai skirtumas, kai tu kalbėjai apie Trumpą, kad tas bandymas, jis nebeturi kelio atgal, jeigu tu sugriauni tvarką, pamatai, kas yra, arba ne visi žmonės, taip galvoja, bet intencija, tikslas arba intencija, kokia aš tą darau, jinai yra svarbi. Jinai suteikia kryptį, suteikia kažkokį naujus rėmus ar galimus naujus rėmus tam pokyčiui. Taip. Tai čia tokia, suprantu, čia tokia projektavimo, bet iš kitos pusės ir tokia homeopatinė situacija, kada tu pasitikrini išbandydamas, ar ne? Taip. Vat kaip su to vandeniu, ar ne, tai reikia bent pirštą įkišti į vandenį, kad tu suprastum, ar tu nori maudytis ar ne. Taip. Ar ne? Kalbant apie Trumpą atveju, bet čia daugiau tiktų ir kitiems. Sakykime, galbūt verta būtų tiesiog pabandyti, aš pagalvojau, vat, klausydamas šito pasiūlymo. Jeigu iš tikrųjų yra fenomenas socialinis ar politinis, nežinau, geopolitinis fenomenas, kuris atspindi kažkokią tai tendenciją, tai žinoma, kad jai prielaidos tame tarpe ir psichologinės yra bendros. Tai galbūt verta tada savyje pabandyti atpažinti Trumpą. Šiuo atveju jis yra simbolis kažko, ką mes galime kažkaip tai atpažinti, sakykime, kažkaip bendram tokiam socialiniam, kultūriniam lauke. Tai tuo atveju įsivaizduot save toj situacijoje arba, sakykime, kaip, nežinau, žmogų, kuris išpažįsta tą tikėjimą, sakykime. Nes tai tarsi irgi būdas peržengti savo pasaulį arba, sakykime, bent jau sumodeliuoti kažką panašaus. Ir tokiu būdu pasimatuoti tarsi, ar tai aš esu ar ne. Ne ta prasme, kad išrinkti Trumpą ir pažiūrėti, kas bus. Bet prieš renkant galima tiesiog pabandyti taip pat homeopatiškai įsivaizduotų, kas tai būtų, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau toks, arba ten mano prezidentas būtų toks ir taip toliau, reiškia, pasimatuotų tą tikrovę iš anksto. Galbūt čia naivu, bet jo, čia toks sudėtingas pratimas. Aš tai iš kitos pusės pagalvojau, kad ne tai, kad savy Trumpo, bet jo elgesys išryškina mūsų visuomenės temas arba problemas. Ir tada jisai, elgdamasis ten destruktyviai, man gali būti sunku suvokti savy Trumpą, bet aš galvoju, į ką jisai beda pirštu ir kas pas mus vyksta, kad, atsiranda noras griauti, ne? Jeigu noras griauti, tai kažkas paseno, kažkas neveikia, kažkas, netitinka realybės. Ta prasme, jisai yra kaip lakmusas. Ir jeigu vietoj to, kad užsiimti jo smerkimu arba jo dievinimu, jį priimti kaip jau duotybę. Jis jau yra. Mes jau jo nebegalim atsakyti, kad jo nėra. Pirma, jis jau yra.
Antra, jis jau padarė žingsnius, vadinasi, poveikis jau jo yra, jis jau kažką indikuoja. Taip. Tai vietoj to, kad smerkti ar pasiversti kovą, tada žiūrėti, tai pala, ant ko jisai užaugo, kas čia pas mus gyvena, kad atsiranda ta griovimo dalis, ką čia norima sugriauti ir ką visai verta sugriauti. Nu, aš taip sakyčiau. Kas prašosi griovimo? Nu, nes man atrodo, ta chaoso baimė, man yra labai įdomi, kad matyti socialiniuose procesuose, kad chaosas yra blogis pats savaime. Tuo tarpu psichologiniam procese chaosas gali būti derlinga erdvė. Tai yra chaosas, tai yra vieta, kur užgimsta pokytis. Tvarkoj pokytis neužgimsta. Chaose užgimsta pokytis. Tai va čia ta dalis, kad pasižiūrėti, ką čia verta sugriauti. Kas jau ir taip kliba. Kas kliba ir verta sugriauti. Sauliau, atsiprašau, aš tiesiog pagaudamas šitą mintį noriu dar paklausti, Viktoro, ar pačiam nebūna tokių situacijų, kalbant su žmonėm, dirbant savo darbą, kad, kaip aš čia sakiau, nevykusiai taip atpažinti savyje Trumpą, pačiam nekyla poreikis atpažinti savo, nežinau, šiuo atveju pacientą, klientą ar ką nors kitą, tam, kad galėtum suprasti, kaip jis veikia, reiškia, kas su juo darosi ir tada tiesiog efektyviau. Tai tokia tarpasmeninė hermeneutika, tokia jinai vyksta tokiu momentu. Jo, Trumpas gal būtų stipri metafora, bet kartais mes turim savo žodynę, kad kartais terapija ir konsultacija arba dažnai nebūtinai turi būti tvarkinga ir viskas racionalu suprantama. Tai yra ateini į tą vadinamą mesi arba purviną stadiją, kai iš tiesų susiduri su žmogaus kažkokiu nustabaramu, sustabarėjimu, jis viską supranta, bet niekas nesikeičia. Ir kažkokioj vietoj įsijungia kažkokia destruktyvi galia manyje ir tada aš kažkokiu būdu pradedu reaguoti asmeniškai, žinai, kažkokiu galbūt nelabai konstruktyviai, gali būti, kad net ir susipyksta, žinai, su klientu, pacientu. Bet tada tas turi galimybę pajudinti nusistovėjusi, nes mes jau aplink tą nusistovėjusius įpročius galim vaikščioti metus ir niekas nesikeičia. Visi viską supranta, bet niekas nevyksta. Ir tada ta destruktyvi dalis, kaip sakyti, kuri gali remtis mano nekantrumu ir man atsibodo, gali remtis, kad aš nežinau, ką daryti, bet kažką daryti reikia. Žinai, jinai tokia. Tada atsiranda tokia dalis, kad tada tas santykis jis pasidaro toksai, ką čia darai, ką čia man aiškina terapeutas, jis negražiai dirba. Aišku, kad negražiai, bet gražiai nesigavo. Bet reiškia, jūs sakote apie tai, kad triksteris yra tas, kuris iš principo provokuoja pokytį. Bet man čia yra įdomus dalykas toksai, pavyzdžiui, jeigu mes žinotumėme, kad 100% žinotumėme, imkim tą patį Trumpą kaip metaforą, bet visiškai kaip metaforą, kad jisai tai daro vardan žmonijos. Taip sakant, jo motyvas provokuoti, tai, kad sakė Viktorija, kad maždaug ten beda pirštų į tos dalykus, kuriuos mes galvojame, kad galbūt jie turėtų būti pakeisti, arba kad tai yra klausimas, tema nagrinėjimui, kad galbūt yra tai, ką seniausiai reikėjo pakeisti. Bet būtent jeigu mes žinome jo motivaciją 100% tikrai, kad tai yra daro vardan žmonijos gerovės. Vienas variantas. Kitas variantas, jeigu mes žinome, kad jis tai daro dėl to, kad jis yra narcizas ir jam tiesiog jis negali gyventi be dėmesio ir tai yra aukščiausio dėmesio gavimo forma, kokiais galima apskritai pasiekti realiame šios dienos gyvenime. Ir jeigu jis tai daro, nežinau, tiesiog dėl to, kad jisai kitaip negali. Ir dabar, reiškia, ar jis tada, ar jis visais trim atvejais yra triksteris, ar jisai yra triksteris tik tai tuo atveju, kai jisai tiesiog kitaip negali. Ką, Viktorai, kaip tu galvoji? Čia su motyvais, čia yra labai įdomi dalis. Aš negalėčiau pasakyti, ar jisai yra ar nėra triksteris. Čia Saulius galėtų atsakyti, bet man atrodo, Rasius, atsiprašau, bet man atrodo, įdėti motyvus kilnius į Trumpo arba kiekvieno mūsų tą, kaip sakyti, elgesį yra naivu. Jeigu pasiremti evoliuciniu modeliu, ne? Žmonės nori daugintis ir tam, kad daugintis, jam reikia didinti statusą. O jisai jau jam iki dauginimosi mažai jau liko, jis jau artėja link mirties, akivaizdu, jisai nekvailas irgi supranta. Tai jam reikia pasiaukštinti statusą. Pinigų jisai turi, visko turi, o statusas visuomeniai yra tai, kas juda. Tada tas jį drivina, tas jį veda ieško dalykų ir jisai randa netvarių sprendimų visuomenė ir jis juos išklibina. Tai kažkuria prasme jis atlieka, nežinau, ar triksteris, bet sanitaro funkciją atlieka puikiai,
Nes nusistovėjusi visuomenė ir tai, kas ten Amerikoje nusistovėjo, jisai išnaudoja silpnas dalis tam gauti savo statusą, kuris reikalinga. Ir jisai nori paskleisti savo genus, bet jis išjudina visą santvarką. Ir tai yra, sanitarinė dalis. Aš labai atsiprašau, darbiškai pasilysiu čia. Rasiu, nepamiršk, ką noriu pasakyti. Bet jeigu kalbėsim ne apie Trumpą, o psichoterapeutą. Ir jeigu psichoterapeutas yra tas, kuris provokuoja dėl to, kad nori padėti pacientui, provokuoja dėl to, kad yra nekompetitingas ir iš principo nežino, ką daryti, tiesiog iš panikos priepuolio apimtas pradeda elgtis neadekvačiai ir pradeda provokuoti. Vėlgi, aš grįžtu prie to paties, ar jis kada jis yra triksteris, ar tada, kada jisai yra... Visais atvejais. Nes aš jį priimu kaip triksterį. Tausia, kas jis yra ten savyje, aš jį priimu kaip triksterį. Ačiū. Aš iš esmės norėjau išgirsti. Rasiu, kaip tu sureaguotum, tai kas čia vyksta. Visais atvejais ir ypač tada, kai tu dar nesupranti, kad jis yra triksteris tavo, nes taip jisai labiau triksteriuoja. Tu paskui suprasi. Bet kalbant apie, vėl grįžtant trumpam ir uždarant tą klausimą apie Trumpą, man atrodo, kad visiškai nesvarbu, kokie jo motyvai. Svarbus yra motyvai žmonių, kurie jį rinks ir išrinks. Bet jie dar nežino, visi triksteris. Ne, jie nežino, jiems tai yra tiesiog situacija pakankamai aiški, jie pritarė jo idėjams ir jie už tai balsuos. Tai jis yra triksteris ta prasme. Ir dabar vėlgi, čia visai kita metafora labai labai gerai tinka. Ir yra toks apibūdinimas, man atrodo, Goetės, reiškia, dalelė jėgos, kuri nuolatos norėdama blogio kuria gėrį. Tai čia ta pati situacija, ta prasme, nesvarbu, pavyzdžiui, Trumpas nusiteikęs visiškai destruktyviai ir jis viską sugriaus, aišku, bet yra toks tikėjimas, kad jeigu jau tu esi Mefistofelis, reiškia šėtonas, reiškia paskui, reiškia bus kažkas, reiškia pozityvaus iš viso to. Tai va, nedaug tu dėl. Ir gal mobilizuosis visa sistema, tai yra visa tiek organizmo individuali, tiek socialinė sistema, jinai pajutus destruktyvę dalį, jinai pradeda mobilizuotis iš gyvenimų. Tai yra žmonės ar visuomenė nenori būti sunaikinta. Ta prasme, jeigu pradeda pajusti jau griuvimo galią arba griuvimo, tada mobilizuojasi ir daro, ką gali padaryti. Organizmas mobilizuoja, reiškia, ląsteles, žudikės ir imuninį atsaką, visuomenė irgi mobilizuoja institucijas, kaip gali ten tvarkytis ir kas yra, ir kaip patraukti ne tik tai tvarką, bet ir žmonių sentimentus. Ką dabar amerikiečiai yra praradę, nes praradę nuotaikas, tai žmonės remiasi. Tai tada reikia galvoti, kaip tuos žmonės visus vėl įtraukti į bendrą laivą, o ne tai, kad kiekvienas savo plaukia ir, būna. Kažkas atsitinka, kad pradeda mobilizuoti. Tai triksteris jisai savo darbą padaro, jisai išprovokuoja. Ir visi tada stengiasi savisaugos labui viską daryti ir tada būna, kaip anglai sako, win or die trying. Jeigu nepasiseka, tai... Ok, tada jūs sakote iš esmės tai, kad tai preziumuoja mūsų pokalbį, kad tam tikrą prasme aplinka arba aplinkoje veikiantis individai, jų sąveika, kaip čia išprovokuoja triksterio atsiradimą tarsi. Tarsi atsiranda triksteris tada, kada jisai ateina laikas atlikti funkciją tą, kurią atlieka triksteris. Aš teisingai suprantu? Manau, kad taip. Aš manau irgi, kad taip, kad situacija prašosi triksterį. Ok. Kągi, geroji žinia yra tai, kad situacija prašosi. O kas bus galutinai triksteriu iki galo, pamatysim po to, kada jisai pasitrauks. Tikėsimės, kad jis mus mobilizuos. Ačiū labai Jums uždėmesį, ačiū labai už laiką. Čia yra Suspėtimai, mano vardas Saulius Jovaišas. Mes kalbamės apie paprastus dalykus ir šį kartą kalbėjome apie triksterį. Ir triksterį, paklausykit, pasižiūrėkit. Manau, kad tas triksteris, kurį mes čia aptarėm, arba patį triksterio idėją, jinai atrodo visai aktuali. Net jeigu iš pat pokalbio pradžios atrodė kitaip. Pokalbis su filosofu Rasiu Makseliu ir psichologu Viktoru Keturakiu, taip reguliariai visada galite mus rasti YouTube, Facebook'e, Spotify, Apple podcastuose ir visur ten, kur jūs randate savo turinį, kuris jums įdomus. Pasimatysime tada, kada norėsite, susiradę mūsų archyvą, arba tiesiog po mėnesio. Iki greito. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.